Labas, Daivarai. Dirbam tavo laukuose, bet iškilo toks klausimas, kokia pas tavęs yra sėjomaina, kokia ta rotacija, kaip tu augini? Mūsų šeimos ūkis yra, tėtis yra agronomas, tai mes laikomės, kad rapsas grįžta į laukus ne anksčiau kas 4 metai, kartais netgi kas 5. Tai mūsų sėjomaina yra tokia, kad, kaip pavyzdys, rapsas, kviečiai, po kviečių būna kokie kvietrugiai, paskui vėl miežiai, ir vėl, sakykime, grįžta rapsas. Bet stengiamės ne anksčiau, kaip bebūtų, kokios sąlygos, kad rapsas ne anksčiau, kad 4 metus, kad išvengti tų visų bėdų su šaknim, kur Lietuva, šaknų bombo ir panašiai, kad galėtų mano vaikai ūkininkauti, o kad ne vien aš 5 metai paimu gerą derlių, paskui niekas negalės auginti. O apskritai, kiek pavyzdžiui, pernai sėjai rapsų, kiek šiais metais siejasi, koks tavo plans? Plans yra toks, mūsų ūkis dirbam iš viso virš 850 hektarų žemės, grūdinės kultūros sudaro kažkur 750, iš jų rapsas kiekvienais metais būna po 150 hektarų, sviruoja. Šiemet, nežinau, tokie metai išskirtiniai, sėsim 200 hektarų. Ir sakykime, ką džiaugiamės, kad dalyvaujam tokiam projekte ir kad galima visą komandą tokia stipri išbandyti ir bandyti naujausias veislės ir visą kitą. Jūs davėte lauką, mes duodam sprendimus, tai iš mūsų pusės, kaip žinai, bus visumoje 7 veislės, 3 iš jų yra veislės naujienos, kurios startavo šiais metais. Mes jomis labai didžiuojamės, jos visos yra ypatingos, visos skirtingos. Tai ką tik pasėjo tiesiai į ražieną veislė Romeo. Šiais metais startavo ypatinga tuo, kad turi labai gerą šaknų sistemą, labai gerai įsitvirtina, labai augi. Jeigu labai reikia, gali biškį vėliau netgi pasėti nespėja veislė suformuoti savo biomasę. Tikrai labai puikiai ir kas svarbiausia, šiais metais ar ne buvo tokios problemos kaip sausra. Tai šitą veislę mes negalim sakyti, kad turi ar ne atsparumą, bet yra tolerantiška tokiom visokiom sąlygom kaip sausra, ar ne. Tai va, po Romeo, kai pasiesim, sekanti veislė bus triatlon. Triatlon šiais metais mums labai džiugina daugom, bet labiausiai džiugina žiauriai gerų šiemkentiškumu. Tai va, ir kita naujiena, kurią mes šiais metais pradėjom, tai mes pradėjom dirbti su nauju beicu. Tai yra insekticidinis beicas Lumipoza. Tai va, tai bus pasieta dalis veislės su standartiniu beicu, tai bus su Integral Pro plus Comcat, ir tada šalia to bus lygiai tas pats Integral Pro plus Comcat ir plus Lumipoza. Dėl to, kad jis yra insekticidinės ir labai tikimės, kad matysim gražius rezultatus, matysim mažiau pažeidimų. Tai va, kartu galėsim pasižiūrėti. Labai smagu, kad yra galimybė pasižiūrėti, ne tik tais rodyti duomenis, diagramą, skaičius. Labai geriausias yra vertintos akys. Po to bus mūsų sekanti veislė Januš. Tikrai nežinau, kiek mačiau, labai patinka, labai myliu. Dėl daugelio dalykų, nes tai yra veislė, kad yra turi naujausią genetiką. Tai yra, kad, kaip žinot, rapulų veislės yra visas su tuo atsparumu ropių geltos virusui, tai būtent Januš yra ant kitą tėvinę augalą, kas duoda didesnę daugiau atsparumų, daugiau stresinių sąlygų toleravimo, didelį derlių, labai ta veislė gerai stov laukia, nebijo išgulimų, tikrai veislė pasaka. Tai mes planuojam, jeigu tu mums padėsi, parodyti pavasarį, kaip gerai ta veislė gali kompensuoti šoniniam šakom. Dabar nesakysiu, kaip paskui pasišnekėsime. Supratau, gerai, stengsimės, tikiuosi pavyks įgyvendinti tą planą. Tai va, o po to bus dar 3 veislės kandidatės, kad šiais metais daug ūkininkai negalėjo įsigyti, bet mes labai matom labai gražią viziją, matom, kad tos veislės tikrai yra didelė puikios ir viena iš tų veislių bus Manhattan, kita veislė bus Bogota, o trečios veislės pavadinimą nesakysiu, bet mes tą veislę vadinam FOMO Block. Tai va, tai yra veislė, kad turi visišką atsparumą fomozijai. Tai va, gal dar kitas metas neturėsime, bet labai tikiuosi kuo greičiau atsivesti pas savęs ir ūkininkam taip pat parodyti, kad yra ir dar toks sprendimo variantas. Paskutinė veislė, katros nereikia pristatinėti ir tu pats puikiai žinai, labai gerai žinau, kad augina, šias metas auginsi, tai yra Dominatorius. Tai yra veislė standartas, visiems puikiam žinoma, pristatinėti, kaip sakiau, nereikia. Tai va, tai bus galimybė pažiūrėti šias metas pradėjusias veislės, būsimas veislės ir veislės standartai, kad tikrai yra puikiai visiems žinoma. Ir bus labai įdomi, pratęsam su jumis įdomi, manau, kad iš 200 hektarų Dominatoriaus esu jau pasėjęs aš kažkur 67 hektarų. Va, prašau. Nereikėjo nešesėti. Nereikėjo,
nereikėjo važiuoti pasisėsti. Nu, tai mano fainai. Dar vieną dalyką norėjau pasakyti, kad čia su berniukas sušnekėjom, kad sieti 40 augalų į kvadratinį metrą. Į ražieną sėjom 2,5 maždaug giliaus, o ten toliau sėjom maždaug 1,5–2 tame tarpe. Tai va, nes vis tiek šiaudai užkrent, yra pilna tų žolių, bet manau, kad turėtų labai puikiai gautis ir svarbiausia turėti geras oro sąlygas, ar ne? Tai va, kol kas turim labai geras oro sąlygas ir pasirengę, manau, visą komandą visą sezoną ir užauginti tą rapsą.